Mūsų planetai gresia pavojus. Susidūrėme su precedento neturinčia ekologinė krize. Statybų pramonė privalo keistis. Tvarus statyba yra būtinybė. Tai reiškia statyti atsakingai, sumažinant poveikį aplinkai. Sumažiname ekologinį pėdsaką. Priimame sąmoningus sprendimus, kuriame sveikesnės erdvės visiems. Tai daro tiesioginį poveikį mūsų planetai. Sumažiname šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Statybų pramonė turi tapti aplinkosaugos lydere. Statybos darbai sukelia didelę taršą. Dulkės, triukšmas ir iš statybviečių sklindantys teršalai daro žalingą poveikį oro ir vandens kokybei, kenkia tiek žmonių sveikatai, tiek ir aplinkai. Turime imtis priemonių šiam poveikiui sušvelninti. Vienas iš svarbiausių žingsnių – atliekų mažinimas. Statybų ir griovimo atliekos sudaro didelę dalį pasaulinio atliekų srauto. Įdiegę geresnę atliekų tvarkymo praktiką, pavyzdžiui, rūšiuodami ir perdirbdami jas vietoje, galime sumažinti sąvartynuose atsiduriančių atliekų kiekį. Gamtos išteklių apsauga yra ypač svarbi. Tvari statyba reiškia, kad reikia kuo mažiau naudoti pirminių žaliavų ir rinkti ir dirbtas arba tvariai gaunamas alternatyvas. Taip pat turime teikti pirmenybę vandens, kuris yra brangus išteklius, taupymui, naudodami efektyvius įrenginius ir vandenį taupančias technologijas. Pripažindamos neatidėliotiną tvarios praktikos poreikį, vyriausybės visame pasaulyje įgyvendina reglamentus ir standartus, skirtus skatinti ekologiškai atsakingą statybą. Pavyzdžiui, ES yra įdiegusi direktyvas ir reglamentus, kuriais siekiama sumažinti statybų sektoriaus poveikį aplinkai. ES pastatų energinio naudingumo direktyva, arba BEND, nustato energinio naudingumo standartus naujiems ir renovuojamiems pastatams, skatindama efektyvų energijos vartojimą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą. Panašiai ES atliekų pagrindų direktyva nustato atliekų tvarkymo, įskaitant statybų ir griovimo atliekas sistemą. Šie teisiniai pagrindai suteikia pramonei reikiamą postumį diegti tvarią praktiką. Nustatydami aiškius standartus ir tikslus, jie sukūrė vienodas sąlygas ir skatina ekologiškų statybinių technologijų ir medžiagų inovacijas. Ketvirtas skyrius – nuo vertinimo iki veiksmų, praktiniai žingsniai žalios ateities link. Perėjimas prie tvarios statybos reikalauja holistinio požiūrio, apimančio visus pastato gyvavimo ciklo etapus. Nuo pradinio projektavimo etapo iki medžiagų pasirinkimo ir paties statybos proceso yra daugybė galimybių sumažinti poveikį aplinkai. Poveikio aplinkai vertinimai yra labai svarbus, siekiant nustatyti galimą su projektu susijusią riziką aplinkai. Kruopščiai įvertinę šią riziką, galime įgyvendinti poveikio švelninimo priemonės ir sumažinti neįgiamą poveikį aplinkai. Tvarių medžiagų pasirinkimas yra dar vienas svarbus žingsnis. Pasirinkus perdirbtas, perdirbamas arba tvariai išgautas medžiagas, gerokai sumažėja pastato ekologinis pėdsakas. Be to, naudojant patvarias medžiagas, pailgėja pastatų naudojimo laikas, o tai ilgainiui dar labiau sumažina atliekų susidarymą. Penktas skyrius – kliūčių įveikimas, tvarios statybos iššūkiai ir sprendimai. Nors tvarios statybos privalumai yra nebejotini, iššūkių vis dar esama. Vienas iš svarbiausių iššūkių – didesnės pradinės išlaidos. Tačiau svarbu atsižvelgti į ilgalaikę naudą. Dar vienas iššūkis – žinių stoka. Šviesti pramonės specialistus ir visuomenę yra būtina. Šiems iššūkiams įveikti reikia bendrų pastangų. Šeštas skyrius – mūsų bendra atsakomybė, raginimas veikti vardan tvarios ateities. Mūsų planetos ateitis priklauso nuo mūsų šiandienos veiksmų. Statybų pramoniai tenka svarbus vaidmuo, kuriant tvaresnę ateitį. Taikydami tvarią praktiką galime sumažinti savo poveikį aplinkai, tausoti išteklius ir kurti sveikesnės gyvenamasis ir darbo erdves sau ir ateities kartoms. Atėjo laikas ne tik kalbėti apie tvarumą, mums reikia konkrečių veiksmų. Turime reikalauti tvarios statybos praktikos iš savo vyriausybių, pramonės ir savęs. Dirbkime kartu, kad sukurtume tokią ateitį, kurioje mūsų sukurta aplinka derėtų su gamtos pasauliu. Laikas veikti yra dabar. Galime sukurti tokį pasaulį, kuriame pastatai būtų ne tik statiniai, bet ir mūsų įsipareigojimo kurti tvarią ir teisingą ateitį simboliai. Kurkime geresnę ateitį kartu.